Penktadienį vasario 27 dieną pirmose regionų krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynėse Klaipėdoje Šakių Zanavykas rezultatu 64-74 turėjo pripažinti Klaipėdos Tekodos krepšininkų pranašumą. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 1-0. Pirmasis rungtynių ketvirtis baigėsi taikiai. Komandos išėjo ilsėti švieslentei šviečiant rezultatui 22-22. Antrąjį kėlinuką geriau sužaidė klaipėdiečiai, pabėgo į priekį 3 taškais 32-35. Tačiau trečiojo kėlinuko iniciatyva jau priklausė Šakių Zanavykui. Jie panaikino turėtą 3 taškų deficitą ir baigiantis trečiajam ketvirčiui pirmavo 4 taškais 50-54. Lemiamajame ketvirtį geriau sužaidę klaipėdiečiai iškovojo pergalę 10 taškų skirtumu 64-74. Klaipėdos Tekodo ekipai pergalę atvedė 21 tašką pelnęs Linas Markaitis. Mindaugas Girdžiūnas pridėjo 18, Darius Stanišauskas 14 taškų. Šakių Zanavyko klube išsiskyrė 17 taškų pelnęs Rolandas Mačiulaitis. Regimantas Ostreika surinko 16, komandos kapitonas Giedrius Pečilionis 12 taškų. Klaipėdoje labai patiko asmeninė gynyba per visą aikštę, spaudimas ir greitos kontratakos. Neįsivėlėm į pozicinį žaidimą, žaidėm chaotišką, greitą, mums parankų žaidimą. Pralaimėjom iš tikrųjų per taktiškai. Iš pradžių gynėmės aikštę gerai užpuolėm, gerai apsigynėm. Po to antroji pusė išėjom ir įsivėlėm jų tą žaidimą. Bėgi meti. Ir gal tas ir lėmė, kad jie surinko taškus iš greitų atakų. Vasario 28 dieną, šeštadienį, antrose regionų krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynėse Šakių Zanavykas namuose rezultatu 90-52 sutriuškino Klaipėdos Tekodą ir išlygino serijos rezultatą iki 3 pergalių 1-1. Nuo susitikimo pradžios iniciatyvą į savo rankas perėmę šeimininkai dominavo iki rungtynių pabaigos. Zanavykas didino savo pranašumą po kiekvieno kėlinuko. Prabėgus pusė rungtynių laiko, šakiečiai buvo priekyje 18 taškų skirtumu 43-25. Trečiajame varžybų ketvirtyje Tomo Rekščio ir Tomo Butkos pastangomis Zanavyko pranašumas išaugo iki 31 taško 66-35. Svečiai iš Klaipėdos dar bandė spausti varžovus per visą aikštę, bet šakiečiai sėkmingai rasdavo kelius link klaipėdiečių krepšio. Galutinis rungtynių rezultatas 90-52. Nugalėtojams Tomas Butkus ir Tomas Reksys pelnė po 20 taškų. Pastarasis pataikė visus 10 mestų dvitaškių. Rolandas Mačiulaitis, Regimantas Ostreika ir Aismantas Zasas surinko po 8 taškus. Pralaimėjusiems Edgaras Gervelis įmetė 9, Modestas Kumpys 8, Darius Stanišauskas 7 taškus. Vakar varžybos pasimokėme ir šiandien to nedarėme, žaidėme ramiau ir užtikrinčiau. Ir savo žaidimą mes geriau lėčiau sužaisim, bet užtikrinčiau, o jie jauni, jie gali apibėgti mus. Labai susispaudę žaidėm puolime ir nebuvo matę Zanavyko dar taip gerai besiginant. Labai aktyviai gynėsi, išmušė mūsų iš vėžių, pasidarė 15-20 taškų persvarą ir mes kaip jauna komanda, kaip daugelis jaunų komandų ir palūžom tame momente. Visi šiandien gynėsi, visi kaip komanda gynėmės gerai. Visi puolime, po to jau visiems atsirado progų, visi galėjome įmesti, o šiaip išskiriu visus, nes visi kaip komanda gerai apsigynėme šiandien ir tą rodo rezultatas mažai praleista taškų. Visus norėčiau pagirti, kad nenuleidom, nors ir toks rezultatas buvo, kad griuvom, kovojom dėl kiekvieno kamulio, nors tas kamuolys rungtynių eigose būtų nepakeitęs. Visus įskiriu, visiems prieš visus lenkiu galvą, kad tokiu rezultatu pralašinėjant mes spaudėm, griuvom ant kiekvieno kamulio. Na, rezultatas turbūt nebus toksai jau akivaizdus kaip šiandien, bet laukia rimtos varžybos ir mes dabar pakilime nusiteikę taip pat gerai. Nesu linkęs prognozuoti, norėčiau, kad mūsų komanda žengtų toliau. Sirgaliai nerealūs yra, visi hebrai ir visi palaiko ir visiems reikia alaus už tai statyti ir daug dėžių, nes jie ateina sergai, tu užsivedi pats labai
ir po to tau padeda žaisti, tarsi šeštas žaidėjas yra. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių abi ekipos turi po 1 pergalę. Trečiosios rungtynės vyks trečiadienį, kovo 4 dieną 18 val. Šakiuose. Kovo 6 dieną penktadienį 18 val. Klaipėdoje bus žaidžiamos ketvirtosios Šakių Zanavyko ir Klaipėdos Tekodos poros rungtynės. Darius Pavalkis, Draugas TV.